Dar vieną kitą klausimėlį ir važiuojame į pertraukėlę. Va, šitas žmogus iškelia ranką pats pirmas, įtariu, kad jau klausimas užantį. Man tai... Nu, turbūt aš šį kartą būsiu. Tai... Oi, labas vakaras. Čia. Kur jūs? Prašau. Labas, Jonai. Labas. Tokį dvigubą klausimą turiu. Vienas rimtesnis, kitas nelabai. Aha. Tai nuo to rimtesnio gal pradėsiu. Tiek laiko išdirbai radijuje, tikrai daug pasiekiai. Ir kas bus toliau, ta prasme, nenoriu provokuoti, bet kada žadėsi jau išeiti taip jau rimtai į pensiją. Į užtarnautą pensiją. Dabar visi vakarai, visi tie, kurie turėtų vėliau būti ramus vakarai, dabar jie vis tiek prie didžiaus pulto, vėliau vis tiek, ar jau dabar norėsis vis tiek su šeima kokią jos praleisti. Taip. Tai kada ateis tas laikas ir ar kokius nors dublerius savo kažką, tai tokio jau kuri, žinai, kas pakeis. Čia buvo rimtesnis, o kitas paprastas... Aš suprantu, čia buvo pasiūlymas netgi. Ne velnio. O kitas paprastesnis būtų, tu sakei, kad tave porą kartų norėjo į policiją išvežti. Kiek kartų esi gavęs... Baudų? Pizdy už savo tarmę. Už ką? Už tarmę, kurią kalbėdavai per skambučius. Oho, kiek daug klausimų dabar, kurias atsakyti. Kaip pizdy už tarmę? Esu iš Lietuvos kalbos komisijos gavę tokį šūsnį lapelių, tai viskas yra surašyta labai gražiai, ką mes esam blogai pasakę. Ir yra bauda, ten keli, man atrodo, buvo 2000 litų baudos. Tai va, bet tai reikėjo važiuoti komisiją, gražiai sėdėti, taip atsiprašom, nes ten tokios tetos dirba, senesnės. Bet radijas pats sumokėjo, ne iš savo... Ne, mes viską mokam patys. Už savo kalbas, jo. Mes gaunam baudas iš direktoriaus. Yra specialus net raštas dabar naujas. Ten yra labai sudėtinga sistema, bet, žodžiu, kiekvienas pem litų. Tai Manfredas toks seniau dirbo, irgi žinomas didžėjus, tai vienas iki atlyginimo ne tai, kad negavo, bet dar 600 litų susimokėjo. Įsivaizduojat, kad galim zipę, žinokit, reikia mokėti, kad dar liktum. Tai kartais... Čia gali būtą užstatyti. Jo, bet zipas leidžia mums... Yra tokios didelės ribos, kuomet mes galim šiek tiek, ne tai, kad leidžia, nežinau. Gerai, o tai kai klausytojai, pavyzdžiui, keikėsi, ne? Kalbat su jais telefonu, irgi bauda jum keliauja? Jo? Ne? Nes tu nesugebėjai jo nutraukti arba kažkaip... Gerai, reikėjo įtarti. Aš paskambinu, tu sakai, labas vakaras, Karolis, sakau, blėt? Pem litų? Tai žinai, dabar galėsi tada skambėti. Yes! Koks zipo numeris? 852411010. Jevrytė. Rytoj dirbsim, tai bus 10 skambučių 500. Jo. Gerai. O tas... Antrasis klausimas buvo. O pirmas koks? Pensija. Kada pensija? Pensija. 29 metų žmogui klausimas, kada į pensiją? Man 30 dėja jau. Rimtai? Taip. Kada buvo? Per Jonės, aš gimęs per Jonės. Jau, kad tikrai šventai tikėjau, kad tau 29 ir dar šiandien maudžiaus duše ir galvojau apie tave. Ne tik pučių dirikintojas, ne? Taip, ne tik, bet dar kai ko ir kitų. Ir aš taip pasvarščiau, kad galvoju, 29, 30, bet įdomu, kaip Džiavanis įšvesta, jau turbūt atšvesta. Per Joninės, ką ten švesti? Vainiką uždeda, į laužą įmeta ir viskas. Tai va. Paukojo Džiavanis. O apie pensiją. Aš pirmą kartą išvažiavau į savo tolimą kelionę 2004 į Ameriką, nemokėdamas anglų kalbos. Būdamas 20? 20, taip. Mano buvo pati pirmoji kelionė kažkur toli, nes iki tol buvau tik Rygoj. Ir dar vienas buvo feilas ten, kur patyriau tokių emocijų, iš kurių pasimokiau. Įsivaizduokit. Išvažiuoti reikia į Ameriką, ar ne? Anglų kalbos nemokėjau, nes mokėjau prancūzų kalbą. Kad gauti vizą buvo labai sudėtinga. Buvo ten apie 100 klausimų, kurios gali užduoti muitiniai. Aš juos tiesiog išmokau, nes mano pusseserė, kuri moka idealiai anglų kalbą, man surašė visus atsakymus. Aš tiesiog atsisėdavau ir mokinausi 100 klausimų. Ir išmokau ir reikia į tą vizą, žinot. Ir ten porą kartų reikėjo eiti. Pirmą kartą atėjau, tai paprastai ten kažką ten žiūriu, kad visi apsirengia labai taip, kažkaip su šortais, tipo, aš galvoju, plemba, dirba vien moteris. Ką reikia daryti? Reikia apsirengti kostiumą. Apsirengiau kostiumą, visą gražų, visiškau. Ir ateinu, ten tą pokalbį, šypsausi labai. Ir ta moteris tokia juočkė buvo, pasižiūrėjo, tai mane viską, žinai. Ir aš jau galvoju, varysiu dabar visus tą 100 klausimų. Į vieną klausimą aš paklausė, nebeatsimenu tiksliai ko, bet labai tokio
Tiesiog, kaip tau sekasi ir viskas. Aš kažką pasakėjau, ok, ir ištampa. Viskas, let's go to America, have a nice trip. Ir suprantat, aš galvoju, bliau, kaip viskas pavyko, tipo fainai. Aš skrendu į Ameriką ir įskridau į Filadelfiją. Pirmą kelionę ir įsivaizduokit, ten nusileidžiu Filadelfijoje ir einu pro muitinę ir ten reikėjo fotkyti, žodžiu, ir policininkas, ten jau buvo vyras. Ir jis kažkaip mane žiūri ir aš kažkaip susipainėjau, aš kai susijaudinu, man visada išmėta tokie raudonis ten toks. Ir aš kažkaip išraudau, nes jisai paklausė klausimą, kur nebuvo tarp to 100. Ir suprantat, aš taip susimėčiau ir jis mano visą tą duomenis į raudoną papkę ir ateina 2 policininkai, mane už parankių ir į kambariuką. Mane ten išrengė, mane ten viską su manim darė, suprantat, aš 2 valandas sėdžiu. Viską? Nu viską, ką daro, tą nedarė. Per filmus tik tai, aš galvoju, kad tai darys, bet taip nedarė, ačiū Dievui. Ir aš suprantu, 2 valandas sėdžiu, viskas, galvoju, manęs jūs atgal. Bet aš buvau susiratęsgi darbą ten per atstumą, žodžiu, manęs turėjo atvažiuoti pasitikti toks lietuvis Juozas, jam 60 metų gal buvo. Ir aš galvoju, jis manęs tikrai nebelauks, nes aš nieko nežinau, kur ten vykti. Bet aš tada atsisėdau ir aš tas 100 klausimų prisiminiau ir pradėjau jam šnekėti. Parodžiau, kad aš tikrai moku, kad aš turiu darbą tenais ir viską. Ir jie tai pamatė, kad tikrai net prie ko prisiknis ir mane paleido. O nuogas tu sėdėjai, kodėl? Su kitrus, ką aš galvojau, kad narkotikus važiuoju, kažką ten viską mane tikrino ir klausinėjo, supranti. Ir aš išeinu po 2 valandų, aš galvoju, tikrai manęs nebelauks tas Juozas. Jis laukė, jis ateina, labai juokingas bičas. Pirma, ateina toks, žinot, juokingai apsirengęs iki viršaus susitempęs kelnes, tokie akiniai didelis, tokiais labai dideliais stiklais. Ir jisai... Standartinis Juozas. Jozukas. Ir jisai atėjo, labas, ten kaip Pandamkus kalba, aš čia tą duoną, viską, labas, ten, žodžiu, lietuviškai vos kalba. Ir jis mane veža į Filadelfijos ten tą visą downtowną, tai po viskas labai gražu. Ir jūs įsivaizduokit, atvažiuoju į chatą, sako, gal tu nori alaus? Sako, aš noriu. Tipo, geriam alų, kažką kalbamės, sako, gal tu nori pažiūrėti porno filmą? Bliam, aš galvoju, 6 metų senis, sakau, duodi, sakau, davai, jung, zema, žinai. Ir jis jungia porno filmą, aš taip atsisėdęs, taip geriu. Ir baseinas, vienas bičas eina, toks, opa. Iš kito pusės antras bičas, opa. Ir dar tuo betruko 3 bičas, opa. Ir aš taip žiūriu, žinai, ir taip galvoju, pizdies, kas čia bus? Ir jie pradėjo tenais nugalėti viens kitą, ir jis taip sustabdė ir atsisuko į mane. Galvoju, ką, vėl rengtis? Ir suprantat, sako, Jonai, aš noriu pasakyti, aš esu gėjus. Aš iš Pasvalio, nematęs tokių, žinai, tokių dalykų, man viskas šokas, esu 10 000 už Lietuvos kilometrų, jis sako, aš esu gėjus. Ir man buvo didžiausias tokia baimė. Gražus bičas? 60 metų apsirengęs taip ir staigiai sakins, gražus bičas. Ne gražus, bet buvo iš tikrųjų labai sudėtinga, 1 valandas, o paskui, suprantat... Kas sudėtinga? 1 valandas, paskui pripratau. Ne, jis nieko su manim nedarė, jisai buvo švelnus ir labai geras. Labai skaniai valgyti. Ne, iš tikrųjų, žmogus irgi, kuris buvo labai intelektualus, apsiskaitęs ir aš kažkaip irgi pradėjau, pasikeičiau. Nu, ta prasme, susitaikiau su tom, kad jis yra Gerai, bet grįžtame į tą momentą. Jisai pasako, Jonai, aš gėjus, ką tu jam? Kaip faina. Nieko, ką, žinau, aš neatsimenu, sakau, nu, normalu, ką čia bus, sakau. Gerai, bet pornuškės tai neišjungėt? Aš išėjau į kitą kambarį. Jis visada žiūrėdavo porno, jisai žiūrėdavo porno ir aš esu kelis kartus, koks jis dabar išlypęs, galiu pasakyti, jisai žinokit, kad ir kiek būtų jam pliusų. Jis dar gyvas? Jisai, turbūt, aš dabar jau daug metų, 10 metų nematęs. Jisai masturbuodamas, suprantat? Jisai tai darydavo, aš esu matęs kelis kartus ir aš galvoju, kas jam yra, jisai
antiek yra apsiskaitęs, ta prasme, dirba labai rimtą darbą, IT tenais, Bet domisi Lietuva. masturbuodavosi prie tavęs? Ne, ačiū Dievui. Aš kažkaip ten, Dieve, man tokie Su dalykai. mamos diena viso mamytėm ir šį pokalbį mes pratęsime iš karto po trumpo poilsio. Šiek tiek parūkykim, pasivaikščiokim, išgerkim alūčio. Ir Jonai, atvirumas aukščiausiam lygiai. Aš be proto laimingas, kad toks atviras niekada nebuvau, žinau. Ei, Jonas Nainys, pailsim, yra už ką paploti.